Rezgam, rezgam, rezgam. Ak, mano numylėtas administratoriaus kabinetas, kaip aš jį myliu. Tai kur tas bjaurus liauškis? Ei, slabi, 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 slabutis, slabulytė. Koks netikėtumas? Džordžai, puikiai atrodai. Norėčiau ir aš pasakyti tą patį iš savo vietos. O švenčiausia patiniai. Būtent ūkvedė. Džordžai, gali pradėti pirščioti. Administratorė būsiu aš. Nejaugi, Dorotė. Aš. Mano. Aš administratorė. Tai medėtas, Dorotė, nebūčiau toks tikras. Po paralės labi. Manęs tu neišgazdinsi. Eikš pas mane, Dorotė. Ne, tu ateik pas mane. Ką? Tu ateik pas mane, sakau. Gerai. Čiuošk. Išgraužk. Išsibarškink. Kliurka. Vėliau tą pačią dieną. Žinai, Dorotė, galėtume drauge valdyti ligoninę. Esam tikrai dinamiškas duetas. Bet žinoma, būsiu šiek tiek mažiau kvanktelės, kai Rėjus baigs gaminti vaistus. Rėjus baigs vaistus? Eureka! Aleliuja, aleliuja! Pavyko! Taip, pagaliau pavyko. To jau užrašysiu. Liepos 28. Pridėjau 3 lašus ryto rasos surinktos nuo pumpuro, kurį padovanojo Patrikas Sveizas. Koks nuostabus aktorius. Taip, karlavaiščiai baigti. O taip. Taip. Paskutinis bandymas. Reikia savanorio žmogaus. Kas bus pirmasis žmogus visiškai išvalytas nuo blogio? Bandomasis triušis būsiu aš. Pasiaukosiu dėl Džordžo. Pasiaukosiu dėl Julio. Dėl pasaulio, kuriame nebus godulio, bereikalingo keikimosi ir karų. Nes kamgi jų reikia? Visiškai niekam. Tikrai. Į sveikatą. Rėjus Gudas. Rėjus Gerietis. Gerasis daktaras. Ir liauškis. Daktaras Gerasis, daktaras Mielasis, daktaras Rūpestėlis, daktaras Betaukų, daktaras Saugus Seksas, daktaras Gelbėkit banginius. Ir nikybė. Nu dabar būsiu misteris Blogietis. Reikėtų pasismaginti. Rysiu delfinus, iščirškintus jų pačių taukuose. Kankinsiu vištas inkubatoriuose, rūkysiu astmatikų palatoje. Plausiu ligonių pragulą su sanitariniu. Sakysiu banginiams, kad juos myliu, jų kūnais malšinsiu savo kūno geidulius. O paskui paliksiu. Pasilinksminsiu. Gyvensiu vigvame, gyvensiu tipi, o kai man nusibos bastytis, aš visada žinosiu, kad tu mano namai, kai esi kartu. Manęs neišduosi, svetimiems nenuomuosi, išblizginsi langus ir rakčiukus. Gyvensim trobeliai, kad ir mažuliai, ir visada mes būsim kartu. Tu mūsų namai, kai esam mes kartu.
Ak, Julio, kaip gražiai pagrojai. O dabar jau metas grįžti namo ir imtis pavasarinės ruošos. Eime. Gelbėkit. Padėkit, ar jūs gydytojas? Taip. Tai gerai, ar dar nevėlu ją išgelbėti? Ne. Ar padarysite mikrochirurgijos operaciją žaibiškai? Tegu tavo pirščiukai pasivaikščioja. Geras šunelis radaras, geras. Į ligoninę gyvuliai neįleidžiami, bet jis mane veda. Šunys itin nehigieniški, labai purvini padarai, bet ko iš jų norėti. Man reikia daktaro, įvyko kraupus nelaimingas atsitikimas. Iš ryto, kai lyginau drabužius, paskambino mano draugas. Tai ne nelaimė, štai kur nelaimė. O ne, šunelį, nebėk, nebėk. Iš čia saldainį, Julio. Kaip tu gali? Kaip gali atimti saldainį iš vaiko? Paprasčiausiai. Ačiū.